band for band, or we can go M for M. Va čia aš jaučiuosi kad namie. Oh my god, pažiūrėkit. Again, guys. Magic. 100 eaters. Bum, bum, bum. Sveiki visi, su jumis ir vėl 100 eaters. Ir šiandien yra pasakiška diena. Šeštadienis, 10:11 ryte, aš esu Rotušės aikštėje. Ir užvakar, nuo šio filmavimo dienos, buvo paskelbtas Michelino, sakykime, prizininkai restoranų. Ir noriu pasveikinti visus restoranus, kurie gavo tą pagerbimą. Labai džiaugiuosi už juos. Labai daug parodo taip pat šitas pasiekimas apie mūsų Lietuvos gastronomiją. Tai tiesiog sveikinu jūs visus. Antra priežastis, kodėl yra šiandien puikia diena. Nes Lil Baby's back. Jisai padropino naują gabalą užvakar vakar. We ready for 1 up, 2 up, 3 up, 4. We bring smoke to a pussy front door. Poezija, šaika. Lil Baby's back. Third reason, kodėl šiandien yra pasaka. Mes einam į vieną iš restoranų, kuris gavo Michelin gido, sakykime, pagerbimą. Ir aš žiauriai laukiu su jais pabendrauti, paragauti, su jais pažinti ir tiesiog parodyti jums visą tą Michelininę virtuvę. Eime. Let's go. Augustin. Opa. Nu ką, mes vėl čia. Augustin. Galim pažiūrėti biškai aplink. Šiuo metu aš esu vienas su 3 panelėm restorane ir man nėra geresnė šeštadienio ryto, negu būsiu 3 panelėm restorane. Ir jos manęs visus laukia. Eime. Susipažint. Štai čia mes turim. Ranką galim paduoti? Oi, aišku. Taip, vardas? Greta. Ir Greta, papasakai biškai apie save, ką tu veiki Augustin. Aš čia gyvenu beveik. Taip, neblogas būtas, taip. Oficialiai tariant, tai esu restorano vadovė. Super. O neoficialiai? Neoficialiai esu viskas, ko reikia. Nu, iki Z. Super. Aš prieš šokant į gilesnius pokalbius ir klausimus, aš tiesiog noriu jūs visus pasveikinti su užvakarykščių prizu, kurį aš matau šalia tavo rankos. Tai galim parodyti po kamerai, ką mes čia turim. Augustin, net gali papasakoti, ką jūs laimėjote ir kaip. Nieko, gal čia painu visiems, bet raudona lentelė nereiškia Michelin žvaigždelė. Taip. Bet mums reiškia labai didelį pasiekimą. Tai yra Michelin gaido pripažinimas, tai atsidūrėm jų sąrašuose. Taip. Tai buvom pripažinti jau dabar ne tik Lietuvoje, bet jau ir pasaulyje. O tas Michelinas ir gaidai žvaigždutės, supranti normaliai tą visą sistemą? Ar svarbumą, ar elitizmą viso to? Man rodos, kad čia yra labai skirtingos šiaip žmonių nuomonės, kaip jie mato Micheliną, kaip restoranai mato Micheliną ir kaip tai viskas veikia, mums dar kol kas nesuvokiama, mes dar to neturėjom nei Lietuvoje, nei pas mus. Tai nežinau, aš manau, kad labai bent jau tikiuosi, kad Michelinas bus tiesiog toks truputėlį restoranų klasės pakilėjimas, gal labiau ne kiek pakilėjimas, nes tikrai žinau, kad Lietuvos gastronomija yra tiesiog wow. Sutinku. Bet labiau parodimas, kad mes galim, kad mes esam verti ir kad čia Lietuvoje yra tikrai ką paragauti ir ką pajausti ir tiesiog. Aš galiu paliesti. Aš žinau, kad už kameros buvo vyksta. Paliruosim dar kartelį. Paliruosim mes irgi, bet dabar mes drąsiai galim tikrai parodyti jums, kaip atrodo šis ženklas. Ir dabar mes, žinau, turim daugiau Michelin žvaigždžių. Aš žinau, kad nesu žvaigždė, bet negu Latvija ir Estija, taip? Sudėjus. Tai dabar we can go band for band, or we can go M for M. Šaika, mes realiai dabar esam pasaulio tope. Aš nežinau, man Vilnius Lietuva šiaip yra namai ir mano mylimiausias kraštas. Tai kad atėjus debiutui, mes taip uždėjom kažkas tokio. Papasakok biškai apie Augustiną kaip konceptą. Tai Augustin, kaip gimė šitas vardas, tai buvo Vyto idėja, tai buvo būtent šitai vietai, kadangi Savičiaus gatvėje, tai visai mūsų kaiminystėje, mes turėjom Augustinijonų vienuolyną. Ir Vyto idėja buvo sukurti restoraną, kur žmonės galėtų dalintis, bendrai ragauti, perduoti tą lėkštę iš rankų į rankas, kaip sakant, ir būtų toks bendrystės jausmas. Šiandien dabar 11:01, šeštadienio rytas. My first drink of the day.
Cheers, guys. Sveikatą, už jūs visus. O, Taip. Aš Emilija. Emilija, taip, labai tas vardas. Esu Gretos asistentė, bet čia labai oficiali pareiga, nes mes toli gražu esame nuo to oficialumo. Ja. Mes labiau, kur, aš bent jau tai pasakyčiau, nežinau, ką Greta pasakė ar sakė, man taip atrodo, kad mes labiau einam koja kojon, ranka rankon, kur ir pasijuokti. Ir iš visų rimtų situacijų, nu žinai, pažiūri rimtai sekundę, bet tada pažvengi ir galvoju, kažkaip reikia spręsti. Paprasčiau. Labai gerai. O jeigu sakai, kad aš esu Vaibo restorano reikalas, tai, nesusipažino dar su Mo šiaip. Su Mo? Su Mo. Wow. And we're here. Sveiki. Va čia aš jaučiuosi, kad namie. Va čia. Virtuvė. Ateik, pažiūrėk, kiek česnako. Darius, taip, malonu. Darius yra Virtuvės šefas. Taip. Ką mes čia turim? Kas pabėgo? Vadimas. Vadimai? Sveikas. Hello. Čia yra mūsų trečias epizodas ir mes bet esam tikroji virtuvė, kuri nėra sujungta su dining roomu. Tai man čia būti yra toksai, žinai, svajonės išsipildymas. Okay. Aš matau va šituos steel countertops, matau garžokius didžiulius, matau česnako kalnus. Man čia yra paska šaika. Žiūrovams ir man papasakok apie šefas. Ką reiškia šefas ir ką reiškia virėjas? Jeigu yra atsakymas. Aišku, yra atsakymas. Ta prasme, aš kaip ir nenorėčiau gal skirstyti šefas, virėjas. Ta prasme, šefas yra tas žmogus, kuris gal sakyčiau motyvuoja, prižiūri, galbūt kažką pataria, kažkaip padeda. Taip. Tas žmogus, kuris, sakykime, toks kaip gal net viską sujungia į vieną ir tiesiog labai gražiai viską padalina, žinai, kad viskas tiesiog realiai veiktų, viskas būtų ir ta prasme, aišku, kuria patiekalus, kažkokios naujos idėjos, nauji skoniai, žinai, o virėjas yra tas, kuris tikrai labai daug padeda tam šefui įgyvendintą idėją. Tai yra labai svarbu, ta prasme, su tuo virėju turėti gerą tokį bendrą, kaip čia pasakyti, kontaktą, ryšį, kad visi dirbtų ne tą, ką šefas sugalvojo, o kad visi dirbtų tokia bendra mintim, žinai. Super. Čia yra mano nuomonė, kaip tas šefas virėjas, dėl to taip priskirti nelabai norėčiau. Tikras poetas, taip man atsakai. Tai gerai, tai taip pat man labai įdomu yra sužinot, kaip tu čia atsiradai. Čia atsiradau, labai įdomi istorija iš tikrųjų. Net nebūtinai čia, bet maiste. Tai ta istorija buvo tokia, kad dirbau padavėjo, teko išvažiuoti į Angliją. Kur? Į Angliją. Kur? Kokį miestą? Belfastas buvo. Labai gerai. Aš irgi užaugęs Anglijoje. Tai. Ok, Šiaurės Airija. Tai žodžiu, tai tiesiog draugas sako, žiūrėk, dabar nėra darbo to padavėjo, gal tu norėtum pabandyti virtuvėj. Iki šiol bandau. Jau 8 metus pilna. Geras. Tai čia taip patekai maistą, tada iš Belfasto į Vilnių atvažiavai, akivaizdžiai. Ir Augustin, kaip te rado? Pradėjau, tai sakykime, momo, iš tikrųjų. Jo, pradėjau momo, ta prasme, po to buvo toks įvykimas, sakykime, kad reikėjo ateiti čia atėjau, čia prasidėjo visokie judesiai, Vytautas pastebėjo ir taip sako, dabar tu žiūrėsi virtuvę. Geras. Bet man šiaip įdomu, bet kai esi šefas, kai esi virėjas, kai tavo daug valandų yra praleidžiama būtent čia, ką tu veiki laisvu laiku? Ar tu valgai, ar tu gamini, ar tu keliauji? Va šiaip įdomu, kaip tu, ką Darius veikia laisvu metu? Šiaip laisvą laiką, realiai 100% laisvą laiko skiriu šeimai. Super. Nes tas yra mano namai, yra mano įkvėpimas. Mano žmona labai palaiko, ta prasme, yra sūnus, žinai, nori būti pavyzdys, bet taip pat nori būti ir geras tėtis tuo pat metu, tai taip ir gaunas, kad laisvas laikas šeimoje, namie. Aš neverkiu, jūs verkiat, jūs patys verkiat. Čia nuo česnako, mes pravom. Super, bet šiandieną tikrai aš netėjau tuščiom, aš noriu vis turime pasveikinti tave ir jūsų visą komandą su Michelin gaidu. Ačiū. Čia iš tikrųjų, čia tikrai tą pasakęs, taip pat labai laukiu šiandien paragauti kažką iš jūsų virtuvės, iš tavo rankų. Aišku. Nežinau, tiesą pasakius, visai būtų įdomu paeksperimentuoti su vienu starteriu, vienu meinu, aš nežinau, kaip meniu atrodo iš tikrųjų, bet padaryk, kas tau atrodo, kad bus skanu. Okay. Davai, darom taip. Okay. Aš duodu tau vadžias.
Važiuok. Taip. Manau, padarysim, tikrai pasižiūrėsim, kaip ten kas. Bet turiu tokį porą idėjų, kuris, sakykime, tikrai parodo tą mūsų Augustiną ir tą mūsų skonį. Labai gerai. Harmoniją, kurią mes padarom, tai tikrai galėsi paragauti ir pamatyti. Labai gerai. Tas super. Ne, Maks, iš tikrųjų, virtuvė, tikrai virtuvė. Padarysime. Viskas švaru, tvarkinga, viskas savo vietoj. Darbas vyksta konkrečiai. Kaip faina man čia būti. Man labai čia faina būti. Ta prasme, viskas yra gan paprasta. Iš anksto apkepti tvirti baklažanai, kurie iš anksto užmarinuoti, su česnakiuku, skaniai apvirti, kad būtų minkšti švelnus. Mes juos apskrūdinam. Viską apskrūdinsim. O čia koks marinatas? Kaip sakai? Koks marinatas? Realiai yra paprastas druska, česnakiukas, tai ir tiek. O visą kitą mes jau pridedam po to. Tai realiai mano darbas, kai esu dabar kokias ant karšto cecho, pavadinkim, apsiskrūdinti baklažaną, tą visą grožį padaro mano kolega Vadimas, kuris dirba ant garnyrų. Ten yra jaučių sultinys, vaisin padažas, šitakį grybai, kurie yra kaip kepami. Taip. Viskas yra pagardinama su sviestuku ir po to viską bendrai sudėsime į lėkštutę ir bus labai, labai geras ir toks spalvingas patiekaliukas. Taip ir dirbame, sakykime. Ir turime, aišku, mėsos visko, bet manyčiau, tas mūsų arkliukas ir yra tas daržovės su mėsyte. Aišku, ir turime tos mėsos tikrai gerų patiekalų. Taip. Pavyzdžiui, antienos iešmeliai, jautinos nugara, kurią atvežam patys. Jeigu neklystu, iš Ispanijos. Geras. Tai tas prasme viską surinkam patys, stengiamės, žinai, tai... Nice. Tai va. Nice. Kaip ir minėjau, turime sultinio vaisino padažą su apkeptais iš anksto šitakį grybais, kuriuos patraškinam sultinį. Ir realiai tiesiog po to pradedam dėlioti tikrai gerą, sultingą, skanų mūsų baklažaną. Aš jau žodžiu Hoisenduck, taip pat. Tikrai taip. Hoisensos, ne duck, bet jo. Toliau. Mūsų marinuotas bruknes su sirupu. Uždėsime, taip sakykime, pakykint visą tą dalyką. Pastiprint. Kedro riešutai. Vido sotumo jausmo, taip pat tą riešuto natelę. Svogūnų laiškai. Atrodo paprasta, bet tikrai labai gerai. Wow. Cheers, guys. Basai. Žinai, šitakį grybai kaip mėsa. Vapšė kaip mėsa. Ypač su jautienos sultiniu toksai baitą turi nerealu. Pagyvina viską. Tok kaip lengva. Aš labai lengva. Aš dar kavus, žinok, aš pavargęs normaliai čia. Nieko prieš, bet duosiu visi paragauti, noriu, kad paragautume taip pat. Nežinau, ar esate ragavę? Aišku. Brokų nėra, bet žinai, taip sakė. Nice. Viskas. Ko mes negalim susipjaustyti. Tiesa. Taip kaip mama prie kokio šventinio stalo, viščiuko prie stalo dalino, tai taip mes viską kitą. Žiauriai gerai. Geriau pusryčiai. Ateik, tavas baragausi tu. Nori? Ta, visi baragauja. Visi. Kliukai tau šaukselis bus. Aš tau norėjau pamaitinti. Gėlę naudoti. Clean Plate Club. Šakam. Labai gerai. Žiauriai gerai. Super. Labai gerai šakam. Labai patiko. Ir šitą virtuvę man davė tokį naują meilę vėl. Net ne naują, bet tiesiog įskiepė tą meilės apie virtuvės ir apie šefus. Kad tokį čiūvą pazarinį. Tai juokauji? Iš Belfasto viską, ne? Bėgo čia, šeimą pasistatė. Išmoko labai baklažaną gerai gaminti ir visus kitus patiekalus. Mišelino gaidą gavo.
ir vis tiek trokšta laiko leisti su šeima. Man yra Darius, kad aš noriu būti, iš tikrųjų. Oho. Pašildysime pietukę mūsų prie anties ir paruošime padažiukus. Čimičiūri? Aha. Super. Tikrai taip. Kada paruošta? Kaip... Čimičiūris šiandien pjaučiau. Aš šiandien ryte? Kaip tik prieš filmavimą. Taip. Pati supranti. Taip, sekundę. Taip. Čia per naktį konfitinam česnakos. Konfitinai? Aha. Love it. Žiūrėk, čimičiūri. Ką tai pjausite? Tai prieš filmavimą. Super, super. Vasara, biška vasara. Summery, acidic. Tikrai taip. Labai gerai. Taip, toj sekundę viską susirasiu. O ką mes visi išgalvojom apie Lietuvos kulinariją, Lietuvos patiekalus, mūsų tradicinius visus. Aišku, mes turim turbūt specialią vietą jiems mūsų širdyse, nuo vaikystės valgom juos. Bet ką kaip tu, kaip profesionaliam šef, kaip tą mūsų cepelinai, balandėliai, koldūnai? Aišku, gerai. Čia kitaip sakant, mūsų širdeliai viskas yra, tai tiesiog ragauju, valgai su šypsena, netgi dabar šnekam, tik pakalbam iš karto šypsena, malonu, taip savitas. Visiškai taip, šeima. Taip, čia kas, kaip sakant, mums patinka tą, ką mes valgom, kas yra mūsų. Tai tas, sakykime, jo. Nėra lietuviško patiekalo, kurio nemėgčiau, sakykime. Gėdarai? Aišku. Patinka? Aišku. Ir kraujiniai, ir balviniai. Tikrai taip. Labai daug kas priklauso, kaip tu jauti, ta prasme, visi tokie tema. Kitas iki, daug pas mumis yra tokių vyrėjo realiai visi, kuriem nebūtina visada stebėti, žinai, bet ta prasme, jie jau jaučia, jau žino, tai parodo tą mūsų, žinai, profesionalumo tokį lygį. Daugama vieta yra tokių. Aha. Kažkaip taip. Bet stengiamės daryti kuo geriau. Ateit čia pas į svečius į kiekvieną virtuvę ir biškai kitaip. Kiekviena virtuvė kažkas yra kitaip. Žinai, tiesiog procesai, maistas, ką jie ruošia, kaip visas pasiruošimas vyksta, bet dažniausiai pas visus einu prieš servisą, man šiuo metu. Tai labai faina matyti, kaip tas pasiruošimas servisą vyksta, kaip šventa yra pasiruošimas. Minėjo, kad toj klausimą paklausė kolegių, kada prasidės festivalis. Ir tą paklausimas iš esmės paklausė, kada tai žmonės. Tai čia tokia yra šventė, žinai, pasiruošimas prieš šventę. Kiekvieną dieną yra pasiruošimas prieš šventę. Tikrai, matom, aš nesu matęs tokio kiekio česnako vienoje vietoje, pasikartosiu. Bet pasiruošimų... Halės turgui. Bet paruoštų ir sučiopintų nesu matęs tokio kiekio sviesto čia. Nu gal esu matęs šitaki grybai, kalnai. Ir tiesiog čimičiūri, by the bucket. Tai labai, kaip sakant, yra įdomu matyti tą visą pasiruošimą. Aš net kartais jaučiu, kad net jeigu man maistas įdomu, žinai, aš net nežinau, ką būtinai užklaus, nes mano tas supratimas apie maistą tikrai labai, ribotas, sakykim. Okay. Tai, bet man patinka mokytis, išgirsti, ką tu sakai, kaip tu kalbi. Ir jo, man virtuvės darbuotojai, restoranų darbuotojai, kaip minėjau viršui, turi specifinį šarmą apie save, jų bruožai, jų pokalbiai, jų gyvenimo istorijos ir jo, tikrai žavė mane tas visą gyvenimą. Tai labai džiugu, kad pagaliau kažką apie tai darau. Susipažįstu su žmonėms, su šefais, su kom ir pats savo tokį smalsumą pamaitinu. Tai labai džiuguos tom. Ir visi tokie šiltis. Bet irgi dar vienas dalykas apie hospitality Vilnių ir turbūt pasaulį, kai aš apie tik atinu į bet kokį restoraną, papilnuot būtent, arba papasakoti apie savo projektą. Visi iš karto, ko nori, alaus, kavos, vyno, vandens, paragauti kažko. Iš karto būna toks šiltas priėmimas. Kad čia atėjau irgi prieš porą savaičių pakalbėti, papasakoti apie savo projektą, sutart datą, iš karto, ko nori. Vandens gazuota, negazuota, vyno, degtinės. Viskas yra siūloma. Man tas hospitality labai kažkaip yra nauja. Ateit ir tokią meilę iš visų jaus, tiesiog man yra žavu. Tai tą tikrai galiu pabrėžti, kad čia yra menas. Hospitality yra menas. Kaip lietuviška hospitality? Lemba sunkoka būtų išversti. Neišmės nežinau. Gerai, neišmės nežinau. Žinai, nesenai aš girdau tokią gan visai protingą mintį, kad ta prasme, kai tu praleidi
daug valandų darbė, sakykime, tikrai mūsų darbas ir reikalauja daug tų valandų. Tai pabiški pradėtų tapti tavo tais kitais namais, gal kai kam netgi pagrindinė, žinai. Ir tu, ta prasme, kai pas tai ateina žmogus, tu su juo elgiesi kaip su svečiu. Dėl to ir stengiamės ir įdėkti tą idėją, žinai, kad pas mus ateina ne klientai ir svečiai. Tai kad su kiekvienu ir kalbi kaip su svečiu, ta prasme, kaip malonu yra matyti, kai ateina, reiškia, tu kažką gerai darai, ta prasme, jeigu pas tave grįžta ir ateina žmonės, tai to ir siekia, man atrodo, su to viskom. Gerai, taigi apskrudinę savo antį, užpirsime to teriyaki sojos padažo, kuris bekepant virsi tokią, sakykime, karamėlę, glazūrą, skanę, gerą. Tai tikrai nice. Turime skanę pietukę, kuri yra šiek tiek pakepta su česnakiuku, kad duoti tokį lengvą konfit česnako brizą, kuris nėra toks stiprus, o lengvas toks. Esime parėstinti. Šiek tiek, taip sakant, visi skoniai įsisajant. Uždėsime čimičiūrio. Kažkam patinka, kažkam... Patinka labai. Tada nice, tada įdėsime dar ekstra. Pagardinsim viską mūsų marinuotais svogūniukais. Sekundėlę. Taigi. Ir ką pamiršau paminėti, galbūt turime tokį, sakykime, riešutų, visokiausių riešutų sezamų sėklų miksą, kuris vadinasi Duka. Duka. Taip, čia toks, jeigu nieko nepainiu, man atrodo, jie egiptietiška pusė, bet mes jį šiek tiek patobulinom pagal save, kad labiau dėrėtų prie mūsų patiekalų, tai taip pat beriam čionais, mūsų antės. Ir ką? Ir kaip ir viskas. Atrodo paprasta, bet tikrai nice. O tai kaip valgyt? Kaip valgyt? Pasižiūrėsim, pabandysim. Tai nuo iešmo, ar nuimti nuo iešmų į pitą, kaip tokį, kaip vos ne tako? Taip, ta prasme, tokie bandėm padaryti tokį vaizdelį per sekundę. Pokštį, davai. Biškį padėsiu, dar viskas karšta. Šakutės aišku nėra. Taip, nu bandom. Ai, čia viskas paruošta. Taip. Bent jau mano vizija tokia, aišku, kiekvienas valgo kaip nori. Taigi, turime pitukę, konfit česnakiuką, antės krūtinėlę su teriyaki glazūra, čimičiūri padažiuko, marinuotais svogūnais ir duka. Duka, mano mėgstamiausias žodis šiandien. Word of the day. Labai gerai, ačiū. Sveikatos, skanaus. Oh my god, pažiūrėkit. Again, guys. Magic. Baisiai gerai. Na, aš net, žinai, baisiai gerai. Česnako kiekis, ne? Man tai patinka, man tai tinka, jo daug. Čimičiūri, acidity. Ta rūgštelė duoda. Tas, kad čia nėra višta, o antis, irgi man baisiai patinka. Nes šiaip kažkaip atrodo, kad galėtų būti višta, bet čia antis duoda visiškai kitokį flavor, sakykime, profilį. Saldumas ir svogūnų. Žodžiu, ne man čia pasakot, bet akivaizdžiai ir aiškiai viskas tinka labai gerai kartu. Viskas dera. Ta pita irgi viską apkabina. Valgai vos ne kaip street food atrodo, bet toli gražu nėra street foodas. Žiauriai gerai. Ar net paragausi? Aš žinau, kad labai gražiai atrodo. Šitą tikrai ragavęs, blembački, tai taip sakant. Aš dar one more bite, tada tu duosi tau, gerai? Aš čia labai gerai. Jeigu netyčia reikėtų, prašom. Ir kuo toliau valgo, tuo skaniau.
Each bite is better than the next. Tai ir siekiam, Žiauriai gerai. kad būtų harmonija. Visaip galvojam, bet sakau, su Vytautu Samavičium tikrai stengiamės padaryti kažką tokio neįprasto, sakykim, kas nustebintų, kas būtų harmoninga, galbūt šiek tiek to tokio tiesivesnė gal skonio, bet kuris taip pat būtų malonus, pavyzdžiui, kaip šnekant apie šitą česnaką, įdėtume paprastą česnaką, tai būtų jau too much. Bet tas konfliktas, jisai... Kaip sviestas, tai paina, žinai? Šarkulė, aš tau palinkėsiu vieną, ne? Kad ta lenta nenusisuktų niekados, bet su žvaigždė tai tikrai taip. Galėsi persukti. Oi, čia tai tikiuosi padarysim. Final touch. Žiūrėkit. Tai ką, ačiū visiems. Opa! Einam dirbti. Wow. Magical moment, Šaika, magical moment. Gal net pirmas restoranas, kuris įsigrėžė Michelino ženklą ir mes čia buvom tą viską būtnesins. Taip kad garbė, pagarba jiems, šaunuoliai, 10 balų, maistas superinis, Michelininis, taip kad super. Sakom seksas! Pajūry. Išinu laimingas, kaip ir po visų vietų, bet šiandien buvo ypatingai speciali diena. Pavalgėm, su komanda susipažinom ir net sugebėjom įgręžti Michelino ženklą. Man čia buvo nauja patirtis iš viso, nesitikėjau, kad šiandien taip pataikysim, bet pataikėm ir wow, kaip gražiai atrodo, ne kaip puošia restoraną, jie tikrai yra to verti. Kiekvienas iš tų žmonių, su kuriais šiandien kalbėjom, buvo labai unikalūs, pasakojo tikrai drąsiai daug, bet manau, kas labiausiai transleitino visiems mums, tai buvo jų šiltumas, draugiškumas, atsipalaidavimas, toksai, sakykime, visiškai neapsikrauna dalykais, kuriais nereikia apsikrauti. Daro, ką jie nori, daro, ką jie mėgsta ir tai daro labai labai gerai. Jaučiuosi įkvėptas šiandien, tikrai. Nesijaučiu niekiek pavargęs po filmavimo, kas yra keista, nes šitie žmonės man įpūtė labai daug energijos. Tai ačiū jiems, buvo superinis epizodas, labai džiaugiuosi, kad mes pataikėme į tokį restoraną tokiu metu, kai manau dabar jie šūtofins į viršų labai aukštai. Tai sveikinu Augustin, ačiū, kad mane priėmėt ir pasimatysim labai greitai. Aš pas jūs atrausiu visą savo šaiką ir valgom visus bakladžanus su brokus, kokius turi. Ačiū labai, iki greito. 100 eaters out. 100 eaters.